Wow. Rytoj, rugpjūčio 9 dieną, pradedu oficialiai savo kelionę mėnesių dviračiu nuo Šalčininkų į Berlyną. Tai apytiksliai pagal mano skaičiavimus, jeigu nebus jokių force majeure, turėčiau numinti iki Berlyno per 10 dienų 1000 km per dieną po 100 km. Planas yra pasiekus Berlyną arba sėstis į autobusą ir grįžti atgal namo. Dar yra variantas parsivežti mašiną. Ir rašinėjau draugams. Rašinėjau iš tikrųjų draugams ir siūliau, gal jums ko reikia, galiu grįžti su mašina iš Vokietijos. Bet kažkaip niekas neatsiuntė pasiūlymų, tai kažkaip ir pamiršau apie šitą idėją. Tai taip atrodo mano pakinkytas arklys. Ten, žodžiu, krepšiai 1, 2, 3. Čia mažas krepšys, čia bus labiau kaltaisi mums. Tada užsidėsiu tokį kaip sėdynę minkštesnę. Nes vis tiek jaučiasi ten po 30 km jaučiasi skausmas jau. Veidroduką, kad matyčiau, nes žiauriai yra irgi nesąmonė, kai važiuoju. Ir nežinai, kas už galo darosi. Mašina kokia važiuoja. Na ir gertuviai tokie laikyklė kaip ir. Reikėtų parodyti, ką aš vežuosi, kai važiuoju tokį kelionę. Kas dabar ant dviračio yra, tai gertuvė. Dar viena gertuvė dėl aspekto. Saldainių, kaip saldainių guminuko. Kadangi greitį anglio vandenį, nors ir trumpai veikia, bet šitą greitį anglio vandenį irgi trumpa, bet gera energija. Halva turi labai daug kalorijų savyje. Ždynų riešutai. Tai aišku, šitas maistas čia man grinai yra taip. Čia nėra pagrindinis maistas, kurį aš valgysiu. Tada prisipirkau visokių proteininių batonėlių, visokių kofeino čia gėlių. Toliau yra tentas. Hamakas, miegmaišys, kilimėlis, kurį aš kišu į hamaką, kad dar minkščiau ir patogiau būtų. Tada nešiojamas dušas, kamerų taisymo rinkinys, 2 puodukai, ant kurių galima gaminti kažką. Galima pavadinti šį daiktą keptuvę. Dedi ant jo sauso kuro tabletės ir gaminiesi valgyti. Sausi daviniai amerikietiški. Čia aš juos turėsiu pirmom 3 dienom, nes pirmas 3 dienos yra tokios sunkesnės, nes kadangi tu turi priprasti prie visko, prie rutinos, prie šito sporto, prie klimato bendrai, gal kažkokių pasikeitimų, nes miegi vis tiek laukia visą laiką. Taip pat pasiėmiau saulės panelių tokius kaip rinkinius. Tai tiesiog krautis telefoną, kad nereikėtų laukti degalinėje, nes prie savo kitas kelionės tai pasikrauti telefoną būdavo problema. Ir taip pat daug atvejų, kai paskutiniu metu, kai žmonės susiduria su meškomis, todėl pasiėmiau taip pat su savim, nusipirkau petardo, nes tiesą pasakius nežinau, kaip dar galima kovoti prieš jas. Yra tų balionėlių, prieš meškas yra tikrai tie balionėliai, bet jie yra labai dideli, dažniausiai būna kažkur tokio dydžio ir jie sveria daug, tai man labai būtų vietos kur dėti. Bet šiaip prieš meškas aš pasiėmiau petardo, aš skaičiau, kad ten gali padėti tos petardus, aišku, čia irgi ne 100%, kad jos gali padėti, bet vis tiek profilaktiškai aš pasiėmiau petardus jo. Ir dujų balionėlį irgi pasiėmiau. Čia jau labiau žmonėms buvo skirtas, ačiū Dievui, nereikėjo panaudoti. Bet jo, petardus buvo prieš meškas. Taip pat ir šunis irgi teko. Ir ne vieną kartą teko panaudoti kelionę. Prasidėjo mano kelionė. Mano dviratukas, aš. Žodžiu, išvažiuoju iš Šalčininkų. Ir šiandien planas yra nuvažiuoti 132 km iki Merkinės. Ten bandysiu ieškoti, kur miegoti. Tikiuosi, kad pirma naktis nebus žiauriai sunki, nesinori kažkaip. Svarbiausia be miškų ir be žmonių, nes didžiausias priešas, tai čia didžiausia baimė yra patys žmonės, ne laukinė gamta. Man asmeniškai nėra nieko nutikę, bet pažįstu žmogų, kuris irgi keliauja su dviračiu ir pas jį yra nutikę tokis dalykas, kad kartą jau buvo naktis, penktadienį atrodo vakaras buvo ir drąsiai važiavo per miestą ir tiesiog pamatė, kad užsienietis pribėgo, sumušė, atėmė dviratį, daiktus visus, piniginę.
Tai jo, pagrindinės mūsų priešas yra taip pat žmogus. Žmogaus priešas yra didžiausias pats žmogus, ne gyvūnas, ne laukinė gamta. Mūsų įskrido į nosį. Su Butrimonėse pravažiuota 15 km. Ir kol kas viskas sakė, tikrai viskas sakė, biški jo nerimavau dėl tašio, kad kris katės, bet kaip ir viskas sakė laikosi. Biški per daug daiktų paėmiau, jeigu iš tikrųjų, nes nesitikėjau gal, kad tiek bus jų bendrai. Bet ten tų daiktų daugiausiai užima vietos ties susidaviniai. Tai pagal viską aš manau, kad turiu dienų bėgę, mano kuprinė turėtų palengvėti. Tiksliau mano visas dviratis turėtų palengvėti kokiais 5 kg. Dabar jaučiu kokių 35 kg įsisveriu su visu equipmentu. Jo, tikrai per daug daiktų paėmiau ir buvo daiktų, kurių nepanaudojau. Tai pavyzdžiui, buvo toks nešiojamas dušas. Nežinau, kam aš paėmiau, aš tikėjausi gal, kad jį naudosiu, bet per kelionę vieną kartą nepanaudojau. Jis užėmė nemažai vietos, bet ir kartu ir svėrė nemažai. Ir labai gana sunkiai mėnesi, nes dviratis, pats dviratis, plus aš, ir plus dar apie 30 kg daiktų. Tai jautėsi tas ir 15 km, netgi ta pirma diena labai sunkiai praėjo. Prasidėjo sunkumai. Kažkaip kūnas labai greitai pavargsta, net keista, kodėl nelabai suprantu. Atrodo, vėjas pas jas atsirado toksai, kuris man pučia tiesiai į veidą. Tiesiai į veidą, taip nemaloniai. Iki Varėnos liko kažkur dabar apie gal 12 km. Pusė ketvirtos dabar yra. Tai nežinau, kaip čia gausis dar, bet turiu pasiekti Merkinę vis tiek. Manau, kad pasieksiu, tik nežinau, kelintą būsiu, 8 ar 9, tikėjausi anksčiau, kad pasieksiu. Bet jeigu taip ir turiu seksis sunkiai, tai be šansų. Dabar tai biškį per moralę duodu, nes atrodo mini, kažkaip nežinau, kodėl taip yra. Nesuprantu, dažniausiai man prasidėdavo tas tipo sunkumas moralinis, tiek fizinis, kai 3-4 dieną. Dabar yra tik tai 1 diena, net pusė dienos nepraėjo. Ir jau sunku morališkai. Morališkai pavargimas, jisai yra, tu jo nepakeisi. Ta prasme, tokiuose kelionėse aš važiavau šitą kelionę ne dėl to, kad aš norėjau ją važiuoti, o dėl to, kad man skaudėtų, nes žmogus atranda save skausme, šitą reikia prisiminti savo gyvenimą ir aš vadovaujuosi šią taisyklę absoliučiai visą laiką. Tu nelaimėje surasi save, tu surasi save skausme, o dėl būtent tų pertraukų, yra jos būtinos, aišku, tos pertraukos, bet jos yra labiau būtinos ne dėl moralės, o fiziškai. Nes morališkai tu vis tiek negali pailsėti, nes tu žinai, kad, kaip man šioje kelionė, 10 dienų iš eilės reikėdavo nuo ryto iki vakaro minti. Tai įsivaizduok, miegojat, atsikeliu, minutę valgau, vis tiek, einu miegot. Ir taip po 10 dienų tiesiog tokia rutina. Čia morališkai tu negali pailsėti. Per vieną dieną tu niekaip nepailsėsi. Tu grįžęs namo po tokios kelionės, tau reikia bent jau savaitės, ta prasme, tokio gero poilsio, kad atsigauti pilnai. Išgėriau kažkur 3,5 litro vandens, bet viską išprakaitavau absoliučiai. Pagulėsiu biškio taušiu, saulė išlindo baisesnė, reikės pasitepti kremu ir bandysiu toliau durti iki Varėnos. Nežinau, ar gerai, kad aš guliu, bet jau norisi biškį ir nes nugarą pavargo, kaklą biškį skauda. Aš gal aš neištempsiu, tiesiai sakau, aš neištempsiu šitos dienos, aš nesuprantu, kodėl taip. Man tai buvo sunku. Praleidau be 9,5 valandos ant dviračio. Žodžiu, atvažiavau į Merkinę, kažkaip Joninių stovyklavietę. Ten dviratukas mano stovi. Ten kažką žmonės, nežinau, man neįdomu, man ant jų. Aš va čia pasiruošęs žmygti, tai ir viskas, man daugiau nieko nereikia. Gal saulėlydį praleidau. Valgyt noriu, taip noriu valgyti, aš jau man, žodžiu, kad jūs suprastumėt, aš žiūrėjau į medžius ir man vaidenosi, kad ten obuoliai, ta prasme, ten nebuvo obuolių, aš žiūrėjau, bet... Žodžiu, varau valgyti labanakt, nors ne, dar susitiks. Kaip skanu, aš negaliu. Žodžiu, pasidariau amerikietišką sausų davinį. Pasirinkau amerikietišką, šiaip dėl vienos priežasties, dėl to, kad jis turi labai daug savie ir baltymų. Papildomai jis ten turi tų proteininių, batonėlių, ten tų visokių elektrolitų gėrimų ir taip toliau. Bet aš pasiėmiau tą sausą davinį pirmoms dienoms tik tai, jei neklystu, 3 pasiėmiau. Ir pasiėmiau dėl to, kad pirmos dienos dažniausiai tokios sunkiausios yra, nes tau reikia priprasti prie to minimo, vis tiek kol kūnas, kol tavo
ir sąmonė pripranta prie visko ir norėjau tiesiog gero, stipraus maisto šaltinio, tai pasirinkau sausų davinį, kad ir sakau, tos baltymų deficitą atstatyti mineralų, nes vis tiek tu prakaituoji bet kiek, labai daug prakaituoji ir vienas iš būdų, kaip galima atsigauti, tai jo sausi daviniai. Kol ten vyksta šokiai, noriu filmuoti labai, parodysiu, ką aš čia valgau iš viso. Žodžiu, tas sausas davinys atsideda iš šiaip įvairūs meniu, įvairūs, bet būtent šitas tai jautienos pagaliukas, vištienos gabaliukai, tortilija, sūris, visokios nesmulkmenos, barbekių padažas, jeigu aš dabar neklystu, jo, šokoladukas, tokie kukurūzai ir elektrolitų gėrimas. Šitas, tiesą pasakius, jautienos pagaliukas labai primena. Aš neragau, bet aš turiu omeny iš kvapo labai primena kačių ar šunų ėdalą. Čilkima. Labas rytas, atrodo, kaip aš lygtais gėjausi naktį. Nesuprantu, kaip tu hamakį mėgot. Man atrodo, aš per nelikį silpnai įtempiau. Dėl to labai tas toks buvo, žodžiu, nugarai nepatogu. Tai dėl to aš nuleidau jį ant žemės pilnai ir mėgau galima sakyti ant žemės. Šiandien jaučiu mėgosiu viešbutienis, reikia įsimėgoti dušą nueiti. Nesakau, jeigu taip toliau, tai čia bus blogai. Dėl tų klaidų, tos klaidos visą laiką būna ir jos bus, bet jos nėra kažkokios labai tenais, kurios keistų mano absoliučiai kelionės eigą pilnai. Tai nepasakyčiau, kad tenais labai kitą kelionę pasikeis kažkas, vėl aš pasiimsiu tam tikrus daiktus, bet aš nežinau, ar aš juos tikrai visus panaudosiu, tai aš netgi klaidomis nepavadinčiau šitų dalykų, aš manau. Šiandien vėl laukia 100 km. Susirašiu, suvalgau kažkokį sumuštinį ir važiuoju. Hello? Hi. Oh my god, with a dog? Yes. Awesome. Where are you from? From the Netherlands. Netherlands? Switzerland. Hello. And what is the trip? Where are you going? We cycled from Switzerland to Croatia, but it was getting too hot, so we took the train north, and now we're cycling from Finland all the way like south. Oh my god, something impossible. Jie mindavo, dabar aš neprisiminsiu, bet ar 60-70 km per dieną. Aš mindavau po 100, mažiausiai po 100, čia buvo tas minimalus mano taškas. Kol 100 nepraminu, aš neinu miegot. Taip pat jie dviese buvo, ten pora, taip pat dar šuniuką turėjau, čia tai įspūdingas dalykas buvo. Ir taip pat jie dviese važiavo, todėl ir daiktų tas pasiskirstymas truputį lengvesnis, nes, pavyzdžiui, viena palapinė, tai nereikia kiekvienam atskirai vežtis po palapinės, tai irgi taip, kaip ir palengvina, kelis mėnesius tenais kelionė pas juos tikrai trūko. Žodžiu, atvažiavau, galvojau užlipti ar ne, nes bijau aukščio šiaip. Lipom. Norėjau papasakoti apie mano kojas. Jis visą laiką prisipompavusios nenormaliai, ta prasme. Tiesiog, taip, jis visą laiką akmenis. Nuo ryto iki vakaro tas pas buvo vakar. Aš nežinau, kam aš užlipau. Kodėl kam aš keikiuosi. Ai, jis visas dreba šitas. Kodėl jis visas dreba, čia taip neturėtų turbūt būti, man taip atrodo. Kaip nulyp, dabar aš mėnesį čia lypsiu. Idiotas, man užteko, nuotikiu namie gali pasėdėti. Labas rytas. Čia turiu tentą, kurio nežinau kaip pastatyti. Nebandžiau nekarto statyti kažkaip tai ir bum litus. Su gliaustiniu tokie žiaurūs. Gal tiesiog užsidėjau ant galvos. Truputį pasiaiškinau, pasieknisau ir kaip aš supratau, kaip statyti šitą tentą. Kryvai biški šleivai. Bet esmė, kai ir pagavau, kaip jis turėtų atrodyti tas tentas. Važiuojam, žodžiu, tokiais keliukais dabar. Tiesiog, ką tik į Lenkiją važiavau. Nenorėjau filmuoti, kaip važiuoju į Lenkiją, nes, ką žinai, tai pasinėčiau prisiknysiu dar po to. Ryšio negaliu pagauti, tai nežinau, kur aš čia važiuoju, karočią. Žodžiu, išvažiavau giliau Lenkiją. Privažiavau lenkišką Kryžių kalną. Ką žinau, atrodo kaip Kryžių kalnas. Prasidėjo žvyrkelis.
Gerai, okei, galvojom, žvirklis. 10 kg žvirklis. Kaip mane užkniso. Tada, asfaltas pagaliau asfaltas, let's go. Tik prasidėjo asfaltas, 300 metrų. Lietus. Varau greitai į mišką slėptis, baigėsi lietus, ten griaustinis baisus buvo. Išeinu, vėl tą patį asfaltą važiuojam, 100 metrų. Žvirkelis. Yra keliai, bet taip važiavau tik tai dėl to, kad man tai parodė GPS-as. Nes pas mane, aš jokio maršruto nedariau, absoliučiai jokio maršruto nedariau. Viską, ką aš padariau, tai pradžia Šalčininkai, pabaiga Berlynas. Viskas ir man padarė maršrutą ir aš važiavau, kaip man rodė. O jo, ten tie žvyras, aš galvoju, labai nefainas, nes smigo ir padanga. Dėl to, kad ir pats dviratis sunkus dar, aš plius ant to dviračio, tai smigo padanga į smėlį, tai tekdavo labai daug eiti, gal 5 km tą dieną aš tiesiog praėjau. Tai irgi morališkai tai nefaina buvo. Tai dabar tiesiai, kiek aš suprantu, dingsiu į Augustavą. Nežinau, kiek Augustavą nenoriu žiūrėti, jau čia nedaug liko. Aš dabar yra 4 beveik valanda, labai greitai viską darau šiandien. Palyginus su vakar labai lengva diena. Nežinau, kodėl man tai patinka, aš kaifuoju dabar važiuodamas, aš gaunu labai daug malonumo dabar važiuodamas. Nežinau kodėl, gal dėl to, kad vakar buvo sunki diena, vakar buvo labai sunki diena. Tai palyginus su vakar, šiandien yra, aš šiandien nuvažiuočiau gal 200 kg, bet aš nenoriu to, kad reikia mėgauti savaime. Tai šiandien anksčiau nuvarysiu, atvažiuosiu jaučiu kokią 6, gal būsiu Augustave, gal pasivaikščiosiu po miestą. Ir jo, šiandien reikės pailsėti, labai gerai išsimiegot, o rytoj pažiūrėsime, jeigu geras oras bus, gerai mintis, tai gal dėsiu ir kokį 105 km. Šiandien, žodžiu, aš nusprendžiau, kad mėgosiu viešbutį, antram aukšte su balkonu, o ten kažkur tai. Aš kelis kartus tikrai nakvojau viešbutyje vien tik dėl to, kad buvau labai pavargęs, norėjau paprastos šiltos lovos, nes labai daug buvo bemiegių naktų, kuriuos sušalau. Ir reikėjo karts nuo karto vis tiek nueiti dušą tą patį, nes be dušo